Nerimas. Kaip jo atsikratyti? Radau tokią statistiką, kad net iki 40% žmonių šiandien gyvena baimėje. Dėl pinigų, dėl santykių, dėl ateities. Jeigu nori šito nerimo atsikratyti arba bent jau jį sumažinti, šitas video būtent apie tai. Kažkada pats tame gyvenau, todėl puikiai žinau, kaip tai vargina. Nuolatinis galvojimas apie problemas, problemų dėja nesprendžia, o tik dar labiau klampina. Ir čia vien noro nustoti bijoti neužtenka, tai tiesiog neveikia. Reikia konkrečių veiksmų. Pasidalinsiu savo patirtimi, kas man suveikia. Pirmiausia, būtina griežtai atskirti tikrus faktus nuo prisigalvojimų. Dauguma mūsų baimių yra tik prasimanimai. Toliau, nori daugiau ramybės, išjunk teliką ir nustok skaityti bauginančias naujienas, kurios neturi jokio ryšio su tavimi. Pagalvok, ar tu gali sustabdyti karą, saliarkos brangimą, kainų augimą? Aš tai ne. Tai yra tiesiog tuščias laiko ir energijos švaistymas. Antra, susitvarkyk savo aplinką. Pradėk nuo paprastų elementarių dalykų. Susitvarkyk namus, apmokėk senas sąskaitas, ištrink nereikalingus laiškus, žodžiu apsikuopk. Tvarka aplinkoje labai greitai grąžina kontrolės pojūtį. Tai veikia 100%. Trečia, paimk popieriaus lapą ir susirašyk viską, kas kelia didžiausią įtampą. Jeigu tai yra finansai, susiskaičiuok išlaidas ir pajamas. Tikslūs skaičiai sumažina baimę, nes vietoje emocijų atsiranda aiškumas. Ir dar labai svarbus momentas. Galvok ne kaip sutaupyti, bet kaip prasimanyti pinigų. Dabar esmė. Pasaulis nepasidarys lengvesnis, bet tu gali tapti stipresnis. Nerimas dingsta tik tai tada, kada veiksmai tampa didesni už baimės. Pradėk daryti tai, ką šiandien gali padaryti ir sąmoningai atsiribok nuo to, ko negali pakeisti. Būtų faina, kad pasidalintumei savo patirtimi komentaruose, kaip tu sprendi baimės iššūkį. Gal tai pagelbės ir kitam rasti atsakymus. Ir dar, pasidalink šio video, nes galbūt kažkam tai padės atrasti vidinę ramybę. O jeigu nori nepraleisti mano turinio apie kokybiškus žmogaus pokyčius, pasek mane. Siunčiu tau šviesos.